Nemaišykim santuokos su santykiais. Aha. Santuoka yra, senais laikais, kaip atsirado papasakoji. Nuo senų laikų iki dabar, kažkiek tai laiko, 50 metų atgal, tai buvo sąjunga išlaikyti šeimos turtą. Ir tai buvo struktūra, kuri buvo skirta išgyventi, o elitinėse šeimose kaupti ir perduoti turtus per savo genetinę liniją. Reikia išskirti du dalykus - santuoką ir santykius. Nes kartais tai nieko bendro tarpusavį neturi. Ir kai mes dabar kalbam apie santuoką, mes šiais laikais kalbam apie santykius. Nes šeimos institutas, jisai nebėra toks svarbus, stiprus, nes, pavyzdžiui, išsiskiria žmonės ir išgyvena.